Žmonės, žmonės, aš vėl myliu. Ir vandenį, ir žolę, ir gyvulį, ir paukštį, ir šią uolą, kur yra gyvenimas. Visi mes džiaugsmo ir kančios grandinėm prikaustyti prie jos, tik tamsoje nemokame mylėti ir matyti vienas kito. Štai ši uola, štai prie uolos žmogus, štai vidurys, tarp visko ir tarp nieko. Štai mūsų žemė, didelė uola, atskilusi nuo saulės ir paskendusi tamsybės jūroj. Pažiūrėkit, žmonės, tai milžiniškas aukuras. Ant jo mes ir aukojame save. Šią auką mes gyvenimu vadinam. Argi galėtų būti ji betiksli, jeigu yra žmogus, mažytis, gležnas ir trapus daigelis, išdygęs žvėryje. Kaip jam sunku pro tamsą, baimę, prievartą ir melą į saulę stiebtis, kaip lengvai jis lūžta. Sukrovė savyje godumo žiedą ir vergiškumo pumpurus. Jo kūnas tai žvėris, kursai silpnesnę dvasią sudrasko ir praryja. Lieka stiebas, kur ne į viršų kyla, o žeme, kaip kirminas vyniojasi ir šliaužia, daugiau, riebiau, paimt, paglemšt, išplėšt, įsikerot, užgult, neatiduoti, nustumt, užgošt, praryti, sunaikinti, nulaužt, iščiulpt, pažemint, priversti, raityti, šliaužti, pasiremt, pavergti, pasinaudoti, viešpataut, valdyt. Iš kur šie žodžiai? Tai mūsų kūnas atsinešė juos iš urvų, iš ten, kur mes dar buvom žvėrys. Tai ne žodžiai, o plėšrūs dantys, kruvini nagai. Mažyti, gležnas ir trapus daigelį, vadinamas žmogum. O kaip tave apsaugoti, apginti, išauginti, kokia ugnim? Nušviesti tavo dvasią, kad ji galėtų grumtis, degti, šviesti, mylėti ir aukoti ir kentėti. Štai klausimas, kaip ir žmogus, bedugnis, svaiginantis kaip praraja kalnuos, kurią privalom savimi užpildyti, jei norim ją pažinti ir mylėti. Nuo šios uolos kaip mažas akmenėlis krentu ir aš, tikėdamas, jog tai yra atsakymas, kurį galbūt kas nors išgirs ir atsimins, išgirdęs. Einu ugnie, einu į savo kančią, savo laimę, pergalę, likimą, nekaltindamas nieko, nes taip reikia. Kad būtumei į žmogų panašus,
tai privalai būti panašus į Dievą, kur savo kančią paverčia džiaugsmu, tikėjimu, šviesa, kūryba, meile.